Sveiki atvykę į Tarp eilučių jaunimo podcastą, kuriame kalbėsim atvirai apie tai, kas dažnai lieka nutylėta. Tai visų pirma, labas Kristina. Labas. Tai mūsų pirmoji pašnekovė yra Kristina Barkauskė ir kaip ją pristato mūsų šiuolaikinių technologijų draugas ChatGPT, tai ji yra Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja, taip pat politologė, komunikacijos specialistė ir autorė. Tai Kristina, kiek čia yra tiesos ir kaip tu dar save pristatytum? Manau, kad čia yra labai daug tiesos, tik tais pamiršo patį svarbiausią dalyką, jog aš esu dar ir 2 fainų panų mama. Tai manau, čia yra pats svarbiausias dalykas. Tai taip, ChatGPT pasakė tiesą. O, labai smagu, kad nemeluoja per daugiausiai. Tai šiaip, nežinau net nuo ko pradėti. Tai čia yra labai daug, atrodo, tarpusavyje nesuderinamų sričių ir autorė, ir politologė, ir tiesiog vietos, kuriuose save realizuoja ir būtent kas tave skatina tiek daug veikti ir neapsiraboti, pavyzdžiui, ties viena. Mane skatina turbūt tas žingeidumas, kurį aš turiu nuo pat mažų dienų, nuo pat mažens. Tai mane turbūt visą laiką domino viskas. Todėl aš prisimenu tos mokyklos laikus, kai buvo labai sunku išsirinkti, kas tu toks esi, humanitaras, tiksliukas ar dar kažkas, nes man buvo įdomu beveik turbūt visi dalykai. Tai nors ir sakai, kad čia atrodo lyg ir nesuderinama, bet realiai viskas yra suderinama, nes visi mūsų pomėgiai, viskas, kuo mes domimės, yra susijęs su mūsų gyvenimu. Ir aš visada esu linkusi visiems sakyti, ir ypač jauniems žmonėms, kad išbandykit viską. Mes gyvenam tik vieną kartą ir jeigu taip vidutiniškai žmogus galbūt gyvena kokius 80 metų net, tai yra apie 30 000 dienų, turbūt tiek. Tai aš linkiu, kad kiekvienas šitas dienas išnaudotų taip, kad gyventi būtų įdomu. Ir aš protu nesuvokiu, kai žmonės, tarkim, dirba viename darbe kokius 20 ar 30 metų, 40 metų, visą savo gyvenimą. Tai turbūt norisi išbandyti kuo daugiau dalykų ir pažinti kuo daugiau dalykų, išmokti kuo daugiau dalykų ir tiesiog gyventi tą gyvenimą, o ne tiesiog egzistuoti. Tai turbūt ir tų temų mano gyvenime yra labai daug, nes aš nematau priežasties, kodėl aš negalėčiau kažko naujo išmokti, kažko naujo sužinoti. Tiesiog manau, kad žmogus neturi ribų. Geras, labai gražus palinkėjimas ir šiaip labai smagi mintis, nes pati sutinku su tuom. Tai kažkiek jau užsiminė apie tai, kad kai jauna buvai, nesakau, kad dabar nesat jauna, bet turėjau menį, kad kai buvo sunku mokyklai nuspręsti, tai kas vis dėlto esat ir būsit. Ir ką dar galėtumėt papasakoti iš to laikotarpio, koks jaunas žmogus buvot? Taip, čia prieš jūs sėdi tas dinozauras arba fosilija. Čia iš tikrųjų žiūri fainai. Ne, iš tikrųjų čia neįžeidimas, aš labai fainai dėl to jaučiuosi. Nežinot, aš tai dar iš vienos pusės jaučiuosi, lyg būčiau mokinė, ar ne, dar tokia jauna, bet jau su amžiumi ateina ta tokia branda, kai tavęs jau paklausė kažkas jaunas ir tu turi tokį lyg ir autoritetą atsakyti. Tai kaip buvo mokyklai? Pasakysiu visiškai labai paprastai. Aš rinkausi specialybę, kur norėčiau studijuoti, ar ne, ką norėčiau studijuoti, pagal tai, kas man tiesiog tuo metu gražiai skambėjo, jis skambėjo protingai. Pasirinkau politikos mokslus, tai buvo mano pirmasis bakalauras. Rinkausi dėl to, kad tiesiog gražiai skamba, protingai ir man atrodė, wow, čia kažkas tokio labai įdomaus. Nebuvau tas žmogus, kuris domėjosi politiką mokykloje. Aš iš viso abejoju, ar kas nors mokykloje labai domisi politiką. Su visą pagarbą. Labai priklauso. Pavyzdžiui, šiom dienom yra, manau, daugiau galbūt jaunimo, kurie tai suvokia. Nežinau, kaip buvo tada. Taip, gal šiomis dienomis yra tam tikros politinės intrigos, kurios yra įdomios. Bet apie tą tikrą politiką, tai aš tuo metu tikrai nesidomėjau, bet man galbūt buvo įdomios tos intrigos, ar ne? Dabar jų ypač yra labai daug. Tai rinkausi Klaipėdos universitetą dėl to, kad tai buvo arti mano namų, o rinkausi studijų kryptį dėl to, kad man atrodė, kad tai labai faina. Ar aš siejau tuo metu savo ateitį su tom studijom, kurias aš rinkausi, tikrai ne.
Ir atsimenu, kai reikėjo mokykloje, neatsimenu, 10 ar 11 klasė yra ta klasė, kai tau reikia nuspręsti tą modulį, kurį tu nori, ar ne? 10 klasė. Tai iš ties irgi rinkausi pagal tai, kurie mano draugai. Ir jeigu aš galėčiau padaryti kokią nors įtaką, tai aš niekada gyvenime nenorėčiau, kad vaikai tokio amžiaus rinktųsi tuos modulius. Man kaip tik atrodo, kad mokykla yra ta vieta, kai tu turi mokytis visko, išlaikyti egzaminus visus normaliame lygyje, neskaitant ten jų A ir B. Ir tada, kai tu nueini į universitetą, ten gilini žinias. Nes, tarkim, studijuodama politikos mokslus paskutinėme kurse, aš pagalvojau, kad aš visai gal norėčiau mediciną studijuoti, bet egzaminai jau ne tie. Ir aš jau nebegaliu rodas pakeisti, ar ne? Tai va, mano pasirinkimai buvo tokie, manau, kad jie buvo geri, kad ir kokia kartais absurdiška ta situacija atrodo, nes mokytis gali visą gyvenimą. Ir vėliau studijavau Kauno kolegijoje verslo anglų kalbą, o dabar studijuoju Vytauto didžiojo universitete integruotą komunikaciją. Dar taip pat prieš porą metų turbūt mokiausi ir Tauragės profesinio rengimo centre, buhalterinę apskaitą. Tai ką noriu pasakyti, mokytis galima visą gyvenimą ir niekada nereikia galvoti, jog jeigu tau nepasisekė egzaminų metu, ar jei tu pasirinkai mokykloje ne tą profilį, kad jau viskas yra baigta ir viskas yra nuspręsta. Gyvenimas yra fainas ir tu visada gali keisti tą savo kryptį. Ar ne? Taip. Labai gražiai pasakyta. Prieš tai, kiek domėjausi apie jūs ir panašiai, pasirinkot verslą, studijuoti verslą anglų kalbą ir pasakot, kad nemokat. Kodėl, pavyzdžiui, šita dalis neišgąsdino to? Kodėl vis tiek ėjot, nors nemokat, atrodo? Čia buvo tokia irgi gal įdomus mano gyvenimo etapas. Aš esu dirbus tokiai tarptautiniai kompanijoje, kurioje galvojau, kad siesiu savo ateitį. Ir man reikėjo labai stiprios anglų kalbos. Anglų kalbą aš mokėjau, bet ne taip stipriai, kaip turbūt reikėtų ir norėčiau ir kaip tai sėtųsi su mano ateities karjera. Tad aš pagalvojau, kad ne, į tos kursus tai aš neisiu, studijuosiu anglų kalbą. Tiesiog, jeigu nemoki, tai varom į tą sritį, kurią tu nemoki. Ir aš išėjau tą metu į vaiko priežiūros atostogas, tai buvau susiplanavusi jau. Ir mokytis pradėjau, būdama 27. Turbūt, tai buvo antrasis mano bakalauras, buvau 5 mėnesį, jeigu gerai pamenu, nėščia. Ir žinot, tą tokį jausmą, kai tu, aišku, kad nežinot, bet kai tu nuvažiuoji rugsėjo mėnesį paskaitas, ten susirenka visi 19-mečiai, kaip šitas gražus vaikinas prieš mus. Ir visi žiūri, o tu ten įeini tokia, tuo metu irgi jau dinozauras. Ir dar su pilvu, nėščia ir tas žmogus, kuris grupiai mokosi blogiausiai. Ten visi susirinko studentai, kurie buvo labai pasinešę, jeigu galim taip sakyti, anglų kalboje ir jiems labai patiko, jie sėjo savo ateitį, jie buvo kieti, jie buvo grįžę iš užsienio. O aš nemokėjau ten taip. Buvo gal ten B2 lygis, ar B1 gal iš mokyklos. Ir aš buvau pati prasčiausia studentė. Ir kai vykdavo paskaitos praktinės, tarkim, duodavo per paskaitą atlikti 6 užduotis, tai kai jie visi atlikdavo jas ir jau visi viską baigė, aš gal būdavau antrąjį pusėjus. Tai buvo labai sunku ir aš turėjau labai daug mokytis namuose. Bet kai išmeti save iš tos komforto zonos ir tu labai kažko nori, tai yra viskas įmanoma. Tai aš labai daug mokiausi ir baigiau šias studijas su pagirimu kaip viena geriausių studenčių. Ir šiandien dar kaip tik sulaukiau iš šios kolegijos pasiūlymo būti komisijoje, kuri vertina studijų programas. Tai vertinsiu viešųjų ryšių studijų programą, kuri susijusi su anglų kalba. Lyg kažkas tokio. Wow. Tai dabar, ką noriu pasakyti? Jeigu tu labai nori, tai yra visiškai viskas įmanoma ir nereikia galvoti, kad tie žmonės, kurie kažko gyvenime pasiekia, yra kažkuo ypatingesni. Aišku, nekalbu apie tos menininkus, kurie tenais yra labai geri pianistai arba labai gražiai dainuoja, bet ten, kur tu gali kažką padaryti, tai tu tikrai gali padaryti. Šiaip man labai dažnai gyvenime pagalvoju, atrodo, kai eini į tokią vietą, kur visiškai nieko nemokėjot, atrodo, ateini ir mokais ir
galų gale toj kelionėj tarsi neįvertini, kiek tu nuo pradžių, kad kiek tu jau esi išmokęs ir atrodo vis spaudi ir save ir galvai, nu tai aš nieko nemoku, man nesisek, bet iš tikrųjų kokią jau pažangą esi padaręs, išlipęs iš tos komforto zonos. Tai labai smagu klausytis. Tada taip pat buvo tokioj erdvėj verslas ir panašiai, kur atrodo, turėtumėt pakankamai dažnai susidurti su tokiu dalyku kaip lyčių stereotipai. Ar buvo tokių situacijų, ar ne? Aš kažkaip galvoju, kad visada buvau toks kietas riešutėlis ir turėjau tą tokį kietą charakterį, tai labai daug nesu susidūrusi. Esu tik tai kažkada, man yra pasakę, kad kaip moteriai tai tas atlyginimas geras. Tai tas toks nepatiko, aišku, ir nepatylėjau. Pastovėjau už save ir tas atlyginimas buvo jau tada turbūt tas vyriškas, ar ne? Tai aš kažkaip galvoju, kad gal mes jau gyvenam tais laikais, kai nebėra tokių ryškių stereotipų, arba aš labai sėkmingai atsiduriu į tokias vietas, kur labai tie stereotipai yra nesureikšminami. Būna tokių situacijų, kai, tarkim, vyrai sveikinasi ar ne ir spaudžia ranką vyrams, o mane paspaudė. Tai aš paklausiau, kodėl. Tai buvo nemalonu jiems, bet man nebuvo nemalonu. Tai buvo tiesiog taip šmaikšta. Tai gerai, ir teisingai. O šiaip, jūsų visa veikla labai plati ir kas jūs įkvepia dirbti? Tarkim dabar bibliotekoje ir šiaip su bendruomenės lygybės ir įtraukties temom. Aš tai bibliotekoje dirbu iš idėjos. Kas mane pažįsta, žino, kad tai yra visiškai mano idėjinis darbas. Man patinka žmonės ir aš visada buvau labai tokia empatiška. Ir ten, kur yra žmogaus teisės, galimybė įtraukti kažką kažkur, galimybė įtraukti neįgaliuosius, senyvo amžiaus žmonės, tai ten visada būdavo aš tokia kaip Robinas, koks Hudas, bet biški prasčiau. Tai man labai patinka ta idėja, kurią skleidžia biblioteka, pradedant nuo tiesiog žmonių švietimo, jų informavimo, skatinimo skaityti, visom prasmėm galima klausyti ir audio knygų. Ir ta galimybė įtraukti žmonės su negalia, mes bendradarbiavom su Adakavo socialinių paslaugų namais ir kai tu sutinki tokius įspūdingus žmonės, ypatingus žmonės, tai ir padedi jiems, prisidedi prie jų gyvenimo kokybės gerimo, tai turi tam tikrą prasmę. Ir yra smagu būti tokia erdvėje, kur iš ties yra prasminga. Nes pinigai nėra vertybė. Atrodo, yra faina, kai tu dirbi, ten uždirbi ir gauni tą didelį atlyginimą ar ten kažkas tokio, bet tai neduoda to tokio pasitenkinimo, galbūt jausmo, kaip tas darbas, kurį tu dirbi prasmingai, sutiki visuomeniai kažkas tai naudos. Esu girdėjusi, sakant, kad aš atgaivinau biblioteką, bet tai iš tiesų ir nėra teisinga ir tiesa. Bibliotekoje dirba labai daug fantastiškų žmonių ir mes visi kartu tiesiog padarėme visą tai. Jo, labai smagu girdėti. O kokia jūsų nuomonė yra kodėl bendrystė yra, atrodo tarsi kaip čia pasakojote apie tą būti, kad fainas kolektyvas ir panašiai, kad yra, bet kodėl būtent ta bendrystė, galbūt pagalbos prašymas ir panašiai yra svarbus ir kodėl manot, kad tai yra svarbu ir jaunimui ir kodėl to reikėtų tarsi laikytis rimtis? Apie tą pagalbos prašymą, gal apskritai, aš iš komunikacijos pusės, ar ne, ir galbūt akmenuką į jūsų mokyklos daržą. Aš jau tokia jaučiuos kompetitinga, žinot, kai galiu jau ir kaip mama vertinti ir mokytojų darbą, kurie daro, aišku, fantastiškus dalykus, bet ir tiesiog pagalbos prašymas apskritai kiekvienam mokiniui. Aš manau, kad jeigu tu kažko nesupranti, tai nebūtinai yra tavo kaltė, ar ne? Aš visada laikaus tokios nuomonės, kad tai, kas kitam yra aišku ir savaime suprantama, kitam nėra aišku ir juolab nėra savaime suprantama. Todėl kiekvienam mokykloje mokiniui aš linkėčiau klausti kiek įmanoma daugiau
Ir jeigu tau kažkas yra neaišku, nėra jokio kvailo klausimo, tiesiog reikėtų klausti ir dar kartą klausti ir išvaryti kartais mokytis iš proto savo klausimais. Ir nėra, tu turi prašyti pagalbos kiekvienoje situacijoje, ar ne? Ar tau mokykloje yra sunku su kažkokiu tais, ar ne, studijų dalyku? Mokymas dalykų, pamokų dalykų, kaip čia reikėtų sakyti teisingai, kažkokio dalyko, ar ne? Yeah. Tai mokytas turėtų būti tas žmogus, kurio tu klausi. Jeigu tu turi kažkokių psichologinių problemų, ar ne, ir tau reikia išspręsti, tai taip pat reikia ieškoti tos pagalbos ir nepalikti to vienam pačiam savo. Nes paauglystė yra žiauriai sunkus dalykas. Apskritai, žinot, pasakys tokią auksinę frazę. Jeigu jau išgyvenat mokykloje, tai gyvenime išgyvensit viską. Ir kai būna, kad sako, žinot, padaryčiau viską, kad galėčiau grįžti į mokyklą, nes mokykla buvo pats geriausias laikas. Tai aš nežinau, kodėl žmonės taip meluoja. Aš negrįžčiau į mokyklą. Mokykla iš tikrųjų yra faina vieta, tave užaugino, tave ugdo, bet tave ugdo ne tik iš mokymosi ar ne išsilavinimo prasmės, bet jinai tave užaugina, kad tu išgyventum šitoje visuomeniai. Niekur, bent jau man asmeniškai, nebuvo taip sunku, kai buvo sunku mokykloje. Universitete mokytis yra tikrai lengviau. Mokykitės universitetuose, kolegijose, nes ten mokytis yra tikrai lengviau. Nukrypau nuo temos, bet labai norėjau pasakyti šitą dalyką. Įdomu, bet kuom būtent mokykloje buvo sunkiau negu... Pradėkim nuo to, kad šitoks nežmoniškas namų darbų kiekis yra tikrai. Universitete tų namų darbų tiek daug nėra. Universitete tu gali galbūt net susidėlioti, ar ne, tu žinai savo darbus ir tu susidėlioji, kada turi atlikti. Mokykloje tu turi kiekvieną dieną tos namų darbus daryti ir atsiskaitimai vos ne kiekvieną dieną ar kas antrą dieną. Ir aš nekalbu apie tai, kad galbūt tau per tą vieną savaitę tau reikia ir matematiką atsiskaityti, istoriją, anglų kalbą, lietuvių kalbą ir iš rašymo, ir iš teksto suvokimo, dabar man atrodo ir klausimas tenai yra. Tai yra iš tikrųjų labai sudėtinga dėl to, kad mokykloje tu mokaisi labai daug skirtingų dalykų ir kiekvienas mokytojas turbūt įsivaizduoja, kad jo dalykas yra pats svarbiausias. Bet mano laikais tai buvo pats svarbiausias ir jisai nori, kad tu jį mokėtum geriausiai, tau krauna labai daug įvairiausios informacijos. Universitete viskas yra galbūt taip koncentruota labiau, tu nesimokai taip plačiai, tau tiek daug dalykų. Tu žinai esminius atsiskaitimus ir tu gali pats susidėlioti savo mokymosi planą ir atsiskaitimą. O mokykloje yra be galo daug informacijos, tu labai daug mokaisi. Jo, aš tą suprantu, bet kaip, tarkim, kalbėjom prieš tai apie tą pasirinkimą, kad, tarkim, mokykloje, pasakot, kad mokykloje, atrodo, tarsi yra nesąmonė, kad reikia pasirinkti dalykus. Bet tokiu atveju, jeigu mes mokomės visų dalykų, tada atrodo, tas namų darbų kiekis dar labiau padidėtų. Tai nežinau, šiaip, kad tas požiūris, kad kiekvieno mokytojo dalykas jam atrodo svarbiausias, aš manau, kartais taip, čia tikrai yra tiesos, bet... Šiaip tie namų darbai ir panašiai, aš bent jau su tokio požiūrio, kad tu kitaip ir neišmoksi, jeigu ne per praktiką, negu pagal tai, bet atrodo, kaip tarsi tada reikia sumažinti tą krūvį ir panašiai. Tiesiog. Gal užtektų to, kad mokykloje mes mokytumėmės bendruoju lygiu, o jau tą aukštą matematiką, fiziką, chemiją stipresniuoju lygiu gal ir pasilikim tada, kai mes studijuojame tuos dalykus, tai ir studijuokime, tarkim, medicinoje, ar ne, studijuokime tada tą chemiją, biologiją stipriau, mokykloje gal užtektų to bendrinio lygio. Bet čia toks yra mano pamąstymas ir aš taip įsivaizduoju, kad taip turėtų būti, nes, tarkim, praėjusiais metais mano dukra buvo antrokė ir pasaulio pažinimo užduotis man reikėjo kitas ir googlinti, kad aš raščiau atsakymą. Ir aš nesakau, kad esu pats protingiausias pasaulyje žmogus, bet jaučiuosi, kad esu visai išsilavinusi, ar ne? Ir ateity galbūt ir planuoju doktorantūros studijas. Tai atrodo antra klasė. Sudėtingos užduotis, pati užduočių pateikimo struktūra yra sudėtinga. Kaip 8 metų vaikui temos nepasakyčiau, kad yra labai įdomios. Ir man yra labai gaila, kai aš matau, kad vaikui yra neįdomu
nepritaikyta, atrodo, tiksliniai auditorijai, ar ne? Ir galvoju, kažin, ar užaugs tas žmogus, kuris galvos apie tai, kad kaip smagu yra mokytis visą gyvenimą. Nes aš manau, kad yra smagu mokytis visą gyvenimą, bet ar mano vaikui tai paeis? Aš nežinau. Žiūrėdama į šitą mokymo programą, drįstu abejoti. Nors, kai aš pati buvau pradinukė, man sekės labai blogai mokytis. Iš tikrųjų, aš buvau prasta mokinė pradiniai klasė, pirmoje klasė norėjo mane palikti pataisų dėl matematikos, bet kadangi aš susirgau, tai išvengiau šitą. Tai. Bet kaip įdomu atrodo tarsi, kad sekėsi blogai, kaip sako, to po to dabar, kiek studijų yra baigtų ir kiek dar yra planuojama, kaip taip atrodo tarsi kyla toks, kaip nenuleido rankų iš karto. Mokykla yra sudėtingas dalykas, kaip ir sakiau, ir dar labai daug priklauso nuo mokytojų, kiek mokytojas tave įkvepia, motyvuoja, nes iš tikrųjų prisimenu, tokių mokytojų turėjau, kur ateini į pamoką, jie tokie susirūkiam, žinai, nepatenkinti, tu bijai kažko paklausti, jie įsivaizduoja, kad yra kažkaip aukščiau už tave, tu toks į žemės kirminas, iš vis ten toks dar ką tik išlindęs į žemės, o čia mokytoja atėjo tokia didinga. Man kažkada mokytoja viena pasakė, kad apskritai 10 gali mokytis tik tais mokytojas, tai tada pagalvojau, tai ką tu čia veiki. Tai labai nemėgstu gyvenime tų etikečių, žinot, tų tokių, kad aš čia esu kažkoks direktorius, aš čia esu dar kažkas. Ir to neturėtų būti, tai mokytojas turėtų mokėti motyvuoti, o man pradinės klasės buvo žiauriai sunkios, nežinau, gal kokia raida atsilikus buvo tam metu. Čia nežinosi. Pradėjau mokytis aš nuo 5 klasės gerai ir mane tiesiog užkabino tai, kad aš pamačiau, jog jeigu nori, tai yra įmanoma mokytis ir išmokti ir viskas priklauso nuo tavo pastangų. Tik tai galvoju, kur buvo esminis lūžis, ar tada, kai biologijos mokytoja ar gamta, tada vadinasi, neatsimenu, pagavo mane nusirašinėjant nuo špargalkės, tai nesu tikra, kada, bet tai buvo labai didelė gėda. Tai nuo tada pradėjau mokytis gerai, nesisekė visai aišku dalykai, puikiai, mokiausi aš gerai, bet aš nebuvau šimtukininkė. Tai tai turbūt nesu baisiai protinga. Yra dar kur tobulėti, tai už tai turbūt ir tobulinu tas savo žinias. O šiaip su metams bėgant, kai tu pradedi studijuoti universitete, tu pamatai, kad ten renkasi visai kitokie žmonės. Ten paskaitos nėra kaip pamokos, ypač kuo aukštesnis kursas. Bakalaurė ir magistra labai skiriasi. Magistra ten visi susirenka tokia, gerai praleisti laiką ir sužinoti kažką naujo. Ir dėstytojų požiūris tave yra kitoks, fainesnis, jisai žiūri tave taip lygiaverčiai. Tai motyvacija mokytis labai priklauso nuo mokytojų ir nuo paties savęs, nuo to, kiek tu esi pasiryžęs mokytis ir galbūt kiek pasitikė savim. Labai svarbu yra pasitikėti savim gyvenime apskritai. Taip, tai ačiū visų pirma už tokį pasidalinimą savo užsidegimu mokslai. Labai smagu yra žiūrėti ir klausytis, atrodo, ir aš kažkiek to pasiėmiau. Ir pabaigai, ko palinkėtumėt dabartiniam jaunam žmogui? Būti savim. Būti unikaliu. Niekada nebandyti nukopijuoti kažko kito. Tai čia turbūt yra svarbiausias dalykas, nes žinot, tu gali kopijuoti kažkieno veiklą ar ne, ką jisai veikia, bet kiek ilgai tu patemsi tą, tu negali nukopijuoti kito žmogaus energijos, todėl tu turi būti unikalus, toks, koks esi, mylėti save labiausiai. Aš savo vaikams visą laiką sakau, labiausiai gyvenime turite mylėti save, o po to, kai pagimdysi, tada galėsite labiau mylėti vaikus. Bet dabar mylėkit save, gerbkit save, pastovėkit už savo nuomonę, turėkit kritinį mąstymą. Ir dar atsimenu, dar kažką galvojau, irgi jeigu klausiu šitą klausimą, palinkėti, tai būkit savim, svarbiausia, visada pastovėkit už savo nuomonę, niekada neleiskite žeminti savęs kitam žmogui ir niekada nepažeiskite kito žmogaus teisės. Ir dabar prisiminiau tą mintį, kurią norėjau pasakyti, kad svarbiausia yra gerbti ne tik save, bet ir kitą žmogų. Ir labai tikiuosi, kad su ateinančia karta keisis ir požiūris į patį žmogų, į žmogiškumą, iš tos prasmės, kad
pirmiausia, kai mes matome kitą žmogų, matytumėm jį kaip žmogų, atsiribojant nuo visų aplinkybių, nuo rasės, tautybės, lyties, lytinės orientacijos ir visa kita. Ir man yra labai gaila, kad dar yra tokių įsisenėjusių požiūrių, jog kažkas gali tau pasakyti, ką tu turi mylėti, kaip turi mylėti ir panašiai ar ne, arba kaip tu turi atrodyti, tiek kalbant apie lyčių stereotipus, ar ne, tiek kalbant apie homoseksualumą ar kitą požiūrį. Visada turėkit kritinį mąstymą, turėkit savo nuomonę, turėkit savo požiūrį ir niekada neapleiskit savo principų, visada pastovėkit už juos, netgi tada, kai bus žiauriai nepatogus, nesvarbu prieš tėvus ar prieš mokytojus. Čia apie tėvus galėtume vėl kitą temą užvesti. Tiesa, bet ačiū labai, Kristina, už pokalbį. Tikrai išsinešiau pati labai nemažai minčių, tikiuosi, kad ir mūsų klausytojai. Tai ačiū Jums dar kartą, o mūsų klausytojams tik noriu priminti, kad geriausi pokalbiai ir gimsta tada, kai pradedame skaityti ir žiūrėti tarp eilučių. Tai va, baigiam savo antrąjį epizodą. Ačiū, Kristina, kad buvai mūsų pašnekovė. Ačiū, kad pakvietėt mane ir tikiuosi, kad pataikiau į auditoriją, ar ne? Tai manau, kad taip, manau, kad labai taip. Gerai. Ačiū.